Ar jūsų virškinimas kelia rūpesčių? Jaučiate, kad imunitetas nusilpo, o alergijos vargina vis dažniau? Nesate vieni. Informatikos mokytoja ir 3 vaikų mama Olga rado sprendimą. Natūralūs raugų gėrimai, kurie kasdien papildo jos organizmą gausia gerųjų bakterijų armija. Turiu alergijų ir maisto produktams, kurie yra su laktoze, ir šunims, katinims. Tai dėl to man labai svarbu, kad mano aplinka būtų švari ir ekologiška. Ir tai, ką aš naudoju, tai labai stengiuosi ir žiūriu į tai, ką valgau ne tik aš, bet ir mano šeimos nariai. O dar ir žinau, kokią naudą tai teikia mano organizmui tas raugas. Gerųjų bakterijų trūkumas tylus jūsų sveikatos priešas, nuo kurio prasideda daugybė ligų. Disbiozės, tai yra gerųjų ir blogųjų bakterijų disbalansas, yra jau sena dešimtmečio tema. Ir manoma, kad su žarnyno sveikata susiję daug įvairių sistemų, daug įvairių ligų, kurios būtent yra susiję su mūsų imunitetu ir mūsų endokrininė autonominė nervų sistema. Neurotransmiteriai, serotoninas, dopaminas gaminasi taip pat ir žarnyne, taip pat netgi mūsų psichinė sveikata irgi susijusi su mūsų žarnyno sveikata. Žarnyno bakterijų palaikymas yra susijęs ne tik tai su žarnynu, tai yra susiję su mūsų nuotaika, darbingumu, atmintim ir gyvybingumu. Dėl to fermentuotų produktų vartojimas yra plačiau negu vien tik tai žarnyno sveikatos užtikrinimas. Žmogus gyvena su tom bakterijom tokioje santarvėje. Ir kai jų pusiausvyra yra pažeidžiama, tai iš tiesų mums padeda fermentuoti maisto produktai. Keletą metų Lietuvoje parduodami ekologiški raugai ir fermentuoti gėrimai Avizo Olgai tapo atradimu visai neseniai, tačiau iškart sužavėjo ne tik ją, bet ir visus šeimos narius. Čia man buvo visiškai naujas atradimas, tai yra natūralus šaltinis gerųjų bakterijų. O kadangi mums visiems reikia jų turėti pakankamą kiekį, kad ir smegenų veiklai būtų, ir imuniniai sistemai, ypač kai vaikai, pavyzdžiui, serga ir reikia gerosios bakterijas pirkti ir gerti, tai čia vienas iš geriausių būdų ir šaltinių, kur tu gali pasinaudoti. Ekologiški raugai ir fermentuoti gėrimai Avizo – tai itin galingas gyvųjų gerųjų bakterijų šaltinis, pasižymintis dideliu aktyvumu ir naudingu poveikiu organizmui. Kadangi produktai turi dar ir gyvųjų bakterijų, tai yra rūgštis ir probiotikai. Tai yra 2 pagrindinės sąlygos užtikrinti geram mūsų virškinimo procesui. Bakterijos, būdamos aktyvios, gamina labai daug aktyvių biologiškai medžiagų, kurios yra naudojamos, sakykime, imuniniuose atsakuose, kurios yra priešvėžiniuose procesuose. Tai būtent tos bakterijos vitaminą netgi gamina, tai vitaminas NK, folinė rūgštis, mus papildo, reiškia. Tai atlieka dar daugiau tų funkcijų. Bakterijos padeda, kad maisto medžiagos būtų lengviau įsisavinamos. Tarkim, yra pačios bakterijos, kai dauginasi, jos prigamina mums naudingų vitaminų. Vitamino B, K, lygiai taip pat suskaldo ir mums lengviau yra įsisavinti mikroelementus, kaip geležis, magnis ir kiti mikroelementai mums labai naudingi. Avizo produkcija orientuota ne į bakterijų rūšių kiekį, o į jų tarpusavio sąveiką, siekiant maksimalios naudos vartotojams. Sudėtyje yra 12 kruopščiai atrinktų bakterijų rūšių, kurių kolonijų dydis ir veiksmingumas patvirtinti moksliniais tyrimais. Avizo bakterijų nauda tai laboratoriniais tyrimais pagrįstas sprendimas jūsų sveikatai. Plika akimi bakterijų gausybės nepamatysime, o tai, kas parašyta ant etiketės, ir tai, kas traktuojama, kad yra produkto viduje, tai turi būti, kaip pasakyti, patikrinta ir įrodyta. Tai Avizo šiuo metu yra vieninteliai turintis sertifikatą, ekologijos sertifikatą. Jeigu jau produktas yra sertifikuotas, jam yra išduotas Lietuvoje mūsų sertifikavimo įstaigos Ekoagros sertifikatas, tai tuomet jau produktai turi būti paženklinti tam tikrais ženklais. Ekologinė gamybos sistema yra pirmiausia paremta tuo, kad yra neleidžiama apskritai naudoti jokių cheminių sintetinių trąšų,
kad negalima naudoti augalų apsaugos produktų, GMO. Visi ES išduoti ekologinės gamybos sertifikatai yra skelbiami vienoje bendroje Traces sistemoje, tai yra Europos komisijos sistema. Avizo, raugai ir fermentuoti gėrimai tai sveikatai palankus, ekologiškai sertifikuoti produktai be glitimo, laktozės, GMO ir pridėtinio cukraus. Man labai svarbu, kad tai būtų patikimas produktas ir kai matau tuos ženkliukus, tai žinau tikrai, kad galiu jau tai vartoti, o ypač tai, jeigu man kas labai aktualu, kad tai ir be glitimo, ir be laktozės, tai kitaip aš net negalėčiau to vartoti, o dar ir žinau, kokią naudą tai teikia mano organizmui tas raugas, tai man atrodo, kad čia tiesiog yra superinis derinys, kuris atitinka visus reikalavimus žmogų, kuris rūpinasi savo sveikata. Raugas dažnai nekelia skonių asociacijų, tačiau Avizo visiškai paneigė šį mitą, siūlydami gyvųjų bakterijų turtingus natūralaus raugo gėrimus, kurie stebina įvairiais skoniais. Mūsų herojė Olga, turinti didelę šeimą, ypatingai vertina šį platų pasirinkimą. Jos šaldytuve galima rasti beveik visą Avizo produkcijos asortimentą. Priklausomai nuo to, kokia šiandien nuotaika yra. Už lango niūru ir nėra saulės, o norisi tos saulės, tai užsimerki, įsivaizduoji Ispaniją, paplūdimis ir tada pasiemi su šantalankiu. Tai va, ir labai atitinka ir spalvai tada, ir nuotaikai. Kartais atsikeli ir toks jautiesi ant ribos ir galvoji, ar kaip čia geriau, ar įsisirgti ir gailėti save, ar geriau išgerti su vaistažolių energijos pasiemi, atsigeri ir vėl žvalus ir gali bėgti ir kalnus nuversti. Kartais norisi tokio ko nors, kai nežinai ko. Moteris tai tikrai 100% mane supras. Ir tada norisi visiškai naujo skonio ryžių raugas. Galima kartu su vaikais, nes visi mano 3 tai su juodaisiais serbentais išragavo ir tikrai patenkinti. Dėl to primena vasarą visiems ir skonis yra tiesiog fantastinis. Ir va šitas, tai aišku, medaus raugas, tai vakare po sunkios dienos, kai ateini, tiesiog jau akis sprogsta iš nuovargio, bet atsigerim ir vėl gali veikti ir daryti kažką toliau. Šiandien yra 13 rūšių, 13 įvairiausių skonių, o pačių produktų yra 3 rūšys. Pastebėjome, kad mūsų vartotojai yra tokių vadinamų 3 tipų žmonės. Pirmas ir pasakysiu dėja, bet pats gausiausias, kadangi tai susijęs su rūgštingumo įvairiais disbalansais ir sutrikimais. Tai žmonės turintys visokių refliukso požymių pasireiškus ir taip toliau. Tai būtent atsistatyti organizmą, atsistatyti po antibiotikų kursų, žmonės renkasi mūsų produktus, kadangi jie pilni gyvų gerųjų bakterijų. Ir trečia kategorija žmonių, kad neatsitiktų nei pirmo, nei antro. Tai yra sportuojantys žmonės. Auginimo metu pasigamina daug bakterijų. Ir tos bakterijos yra mums naudingos. Yra suskaldomos medžiagos, nes tos bakterijos turi kažką valgyti, tai jos suskaldo ir suskaldo skaidulas ir jos tampa lengviau įsisavinamos. Pavyzdžiui, bakterijos suskaldo fitino rūgštį ir taip yra ženkliai lengviau įsisavinami ir baltymai, ir vitaminai, ir mikroelementai. Taip pat yra pačios skaidulos jau tampa maisto medžiaga mūsų gerosiom bakterijom. Taip, kad tai yra puikus būdas papildyti savo mikrobiotą ir ją pamaitinti. Artėjant šventiniam laikotarpiu, ieškant dovanų artimiesiems, Avizo fermentuoti gėrimai gali tapti ne tik originale, bet ir prasminga dovana. Dovanodami Avizo dovanojate savo artimiesiems sveikatą ir gerą savijautą. Pas mane draugų yra be galo be krašto ir kiekvienas draugas turi savo skonis ir todėl kartais būna labai sunku nustebinti, kai draugauju jau 20-30 metų. Tai va čia man buvo visiškai naujas atradimas, ką aš tikrai žinau, kad nustebinsiu savo draugus, nes aš manau, kad nedaug kas iš jų ragavo. Tai va čia man yra labai puikiai alternatyva kitoms dovanoms ir aš įsitikinusi 100%, kad aš tikrai ir nustebinsiu draugus ir jie liks patenkinti, nes kiekvienas atras būtent savo reikalingą skonį, kuris patiks.
Raugus ir fermentuotus gėrimus Avizo galite rasti Vikis krautuvėlėse, Rimi prekybos centruose, Maxima parduotuvėse, Linkėjimai iš kaimo skyriuose, o taip pat patogiai įsigyti internetu adresu avizomanija.lt.